mažiausią veiksmą mes atliktume su tikra meile. Atnešame kuprinę, piligrimystės simbolį. Meldžiame už artėjančią mūsų kelionę, kad ji būtų prasminga ir pakviestų mus siekti šventumo. Atnešame širdį, visų mūsų širdžių simbolį. Dėkojame už tai, kad suburi mus draugėn ir kvieti siekti vieną bendrą tikslą. Visuomet lydėk mus Viešpatie. Atnešame duoną ir vyną, kurie šioje šventoje aukoje taps mums tavo švenčiausių kūnu ir krauju. Meldžiame, gaivink mus savimi Viešpatie, kiekviename žingsnyje. Koks tai yra tavo Dievas? Nežinau, aš įsivaizduoju labai savą. Tokį, su kuriuo galiu visai pasikalbėti. Apskritai netiki, nenori tikėti viskuo, tiek gyvenimu, tiek Dievu ar kitais reikalais. Nežinau. Gyvenimu tai manau tiki, nes jau tikėtų, čia ir nebūčiau jau matau. O šiaip, nežinau, kiekvienas renkasi pagal save. 2013 metai yra tikėjimo metai. Ką tavo gyvenime reiškia tikėjimas? Na, manau, kaip ir daugumai mūsų krikščionim, tai tikėjimas užima mūsų didelę laiko dalį, nes mes visi tikim, aš tikiu į Dievą, visi tikinti. Ir manau, kad šie metai galbūt jos galėtume kažkaip paįvairinti, tą tikėjimą sustiprinti. Pasakoti plačiau kitiems, kas galbūt daug ko nežino apie tai ir daryti kažką gerą. Tikiu savo ateitim. Tikiu tai, kad vis dėlto gyvenimas yra gražus ir kaip pasiklos, kaip įsimiegosi. Ir tikiu, kad ateis pasaulio pabaiga. Tikiu. Tikėjimas man yra neatsiejama gyvenimo dalis. Ar be tikėjimo žmogus galėtų gyventi? Manau, ne. Nes juk tikėjimu mes gyvenime. Tikimės, kad diena bus geresnė, kad surasim tai, ko mums reikia ir to, ką mes kaip gyvenime ieškome. 2013 metai paskelbti tikėjimo metai. 2013 metai paskelbti sveikatingumo metai. Visi propaguoja sveikatą. O kurgi tikėjimas? Juk be tikėjimo sveikatos nebūtų. Aš turiu labai gerą pavyzdį. Savo giminaitę. Ji sirgo vėžiu. Ją išgydė tik tikėjimas.
Aišku, netikinčiam tai gal skamba ir keistai, bet tai tiesiog žodžiai susiję su tikėjimu. Pavyzdžiui, pasitikėjimas. Ar galėtume mes pasitikėti žmogum, su kuriuo mes būname ilgą laiką? Pavyzdžiui, šeimos nariai, klasės draugai, kurso draugai, darbo, kolegos. Argi mes tą patys? Ir ne. Ir jeigu mes jais tikėtume, nebūtų priima, gali ieškoti žmogus visą gyvenimą. Netgi tie, kurie tiki Dievu visą gyvenimą, gali netrasti tikrojo, nuoširdaus, švento tikėjimo. Manau, su manim daug kas. Kad be tikėjimo žmogus negalėtų egzistuoti.